Sveiki atvykę prie naujo video ir dabar mes apžiūrėsim mano kompiuterio setupą, tiksliau ne mano. Ir pirmas daiktas tai yra pats kompiuteris. Šis kompiuteris yra laptopas, kuris yra Apple laptopas ir jis atsidaro gan lengvai. Ir čia galima nustatyti šviesą, ekrano šviesą, paskui mygtukų šviesą, paskui garsas, paskui čia nežinau kas, o čia trakinimas. Tai čia yra, nežinau, gal 2 ar 3 metų laptopas, bet nežinau, gal 4. Šiaip tiksliai nežinau, bet jo, vis tiek. Tai mes einam jau prie sekančio daikto ir va. Sekantis daiktas. Tai čia yra kažkoks, nežinau, jungiklis, kurį prijungiu prie to savo kompiuterio. Ir čia yra galiukas, kurį įkišu į tą kompiuterį ir galima į kitus 3 galiukus įkišti kitus laidus. Tai šitą aš naudoju kartais per savo video pelytę įkišti. Tai va. Tai kitas daiktas. Ir kitas daiktas tai yra pati pelytė. Tai ir čia mes turim USB laido junginį. Ir čia arčiau. Kažką aš ten matau. Ne. Šiaip nematau. Tai va. Ir čia yra pati pelytė, kuri yra labai sena, gal 5 metai ir 6, nežinau, gal net mažiau ar daugiau. Ir čia tokius garsus skleidžia, kad net jie tokie sena. Jėzus, kaip čia priglamžyta. Tai va, ir dabar einam prie paskutinio daikto. Ir paskutinis daiktas tai yra mano kėdė. Čia yra tikrai mano ir čia gavau iš Ikėjos, tačiau šita kėdė yra ne žaidimams skirta, bet vis tiek sėdžiu ant jos, kada kažko reikia. Tai čia kažkokia stalo kėdė, savo stalo, bet čia neskirta žaidimam, bet man jį šiaip patogi. Šitą sukos. Ai, tik reikia pavalyti. Tai šiandien tik tiek. Laukite sekančio video ir nepamirškit prenumeruoti. Ate.